Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje pardavėjo profesijos, ten pat greta ir statybininkų mokėsi vienas toks vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai nekentė. Savo trečiaisiais mokymosi profkėje metais tas mokinys Usūrinis pagaliau jau buvo susiradęs ir savo rimtą draugę, pirmakursę vyrėją su šviesiais plaukais Vilma. Bet tai paties Usūrinio piktiesiems klasiokams dar labiau tikrai nepatiko, jie visi, ypač šlykštusis Mariekas, nuo tada, kai Usūrinis ir Vilma pradėjo mokykloje būti kartu, jau pradėjo žeminti ne tik patį vaikinį, bet dar drauge ir jo šitą panelę. Vaidelis ir ypač Anas Mariekas buvo suinteresuoti tik tuo, kad šioji pora jokių būdų nebūtų kartu, jie būtų išskirti. Klasiokai darė viską, kad tik nuolat patirdama žiaurės klasės vierchų patyčias būnant šalia Usūrinio, Vilma galiausiai neapsikęstų tokio savo gyvenimo ir dėl to tučtuojau išsiskirtų savo naująjį draugą. O jiems tai tikrai patiko labai vis būti kartu. Per pertraukas koridoriuje prie lango Usūrinis ir Vilma dažnai drauge vis stovėdavo ir kalbėdavosi apie tai, kas jiems įdomu, apie Usūrinio mėgstamą grupę YouTube. Vieną rudens dieną net ir pati Kėžietė Ingrida savo akimis matė, kaip tai porai taip tingiai bestovint prie to lango, jiems iš už nugarų pusės tylomis prislinko Anas Mariekas ir jiems abiems prie drabužių prilipdė po lapelį, su pasityčiojimu iš jų skirtais užrašais. Taip ir vėl ši pora buvo tada mokykloje pažeminta kitų akivaizdoje. 2004 metų spalis.